the strings louder. Sveiki visi, čia su jumis DZone, šiandieną žaidžiame Warframe, 4 epizodas. Taip, turiu su jumis apie ką pakalbėti, kodėl taip ilgai nefilmavau, ką veikiau ir taip toliau. Bet prieš man tai pradedant kalbėti, noriu parodyti, ką truputį buvau nuveikęs. Tai biškai pradėjau rinktis Trinity detalės, tai va jau 3 susirinkau, man dabar tik trūksta šitos Origin Cell, kaip vadinas. Ir galėsiu pradėti gamintis Trinity, ir jį užtruks man pagaminti 72 valandas, tai čia 3 dienos. Tai va. Tai o Origin Cellą galime gauti iš, man atrodo, Saturno planetos. Jo, va, Saturno planeta, galim gauti Origin Cellą. Ir eisim Defense misiją, gynybos misiją. Patariu šitą misiją eiti ne vienam su kitais žmonėm, nes vienam yra pakankamai sunku apginti, jeigu esi pradinukas su ne kokiais ginklais kaip aš ir panašiai. Kiti tau padės, bus tikrai lengviau apginti objektą, nes ten iš labai daug pusių tai pradeda pulti priešai ir tu turi apginti vieną objektą, kuris turi gyvybės, ir jeigu jį daužo, jam mažėja jos. Tai va. Tai galim eiti. Ir aš tada pradėsiu kalbėti tą temą, kurią sakiau pradžioj. Tai kodėl nefilmavau taip ilgai dabar, nes neturėjau laiko, taip sakant, mokslai prasidėjo, treniruotės vaikščiot reikia, nu ir šiaip nebuvo laiko. O, va, jau čia pradėjau, žiūrim, pirmas vienas gerai. Taip, tai va, dabar kodėl, netame esmė, kad kalbėti negaliu ir panašiai, bet, pavyzdžiui, kokių CSGO tų vėl epizodų nėra, todėl nes aš turiu baną ant kompetityvo jau savaitai dėl, kaip sakant, sumaltų rusų. Jie daug kartų mane metė iš žaidimo ir aš už tai gavau baną, nes priežastis, kad per daug mėtų tai žaidimo. Tai va, o dabar, ką ten dar, Minecrafto privataus serverio Anglės šalies epizodai nekėlimi, dėl to nes ten jau žmonės nebežaidžia. Ir tiesiog biški nuobodu pasidarė visiems, nu ir galvoju, koks tolkas man ten žaisti ir kelti epizodus, jeigu aš tiesiog žaisiu tas pats, kas single playerį ir panašiai. Tai dabar va, bet aš dar vis esu partneris su Altiplays PC Games, jisai planuoja dar iš to privataus servo padaryti public servą ir priims į tą kūrybą tai mane ir Šmikel tau, tai dar ne viskas aišku, bet jis planuoja. Taip, tai kitas dalykas, bet jeigu, ten kažkas nebus to privataus servo, tai aš jau laukiu atsakymo iš, kitos žmogaus, kuris gal arba nepriims, arba priims mane į savo privatų servo, jis ten daro atrankas, nenoriu sakyti, kas jis toks, nes žinau, kad po to jis manęs pyks. Tai va, laukiu atsakymo, tikiuosi jis man greitai pateiks. Ir skaitysis ten kaip antro sezono pradžia tame serve, kaip maždaug privačių serverių epizodai antras sezonas ir panašiai. Taip, tai ką žinau, tiek turėjau apie ką pasakyti jum. Taip, na dabar galim biškį susikaupti labiau žaidimą. Čia va žmonės irgi, va, kaip matau, turi Sentinel, aš dar tokio neturiu, man biškį dar pabrangusi, negaliu įsigyti jo. Panaudosime savo ability, kad nebūtų tiek daug darbo. Biškį pasirinksime energijos, kad galėtume naudoti daug kartų. Nukritau. Jeigu nukrenti į tokias duobes ar kažkas, tai nieko iš tikrųjų nuo to nebūna, tiesiog tave atgal pastato, nuo kur nušokai. Va, iš vieno to mano visi mirė ten, iš pirmo savo ability vieną kartą naudojus. Va, matot? Atsiprašau, biškai. Slogą tokią turiu. Tai va. Nes mano voltas yra 30, maksimalaus lygio 30. Ir mano tie visi ability yra maksimalūs. Dėl to tiek daug damage daug. Aišku, yra modai, kurios dar gali padaryti, kad būtų stipresni tie ability, bet aš jų neturiu. Tai man užtenka ir tiek tokiam ambisijom kaip šitas defensas. Taip, prieš, va, dar turiu tokį shotguną, kaip pompą,
tuo pačiu dar turiu tokias pistulkės. Jos daug damage nedaro, bet jeigu baigėsi pompoj kulkos, tai visai gerai iš tikrųjų turėt. Po to dar turiu nusipirkęs tokius Eder Daggers, tipo, nežinau, rojaus durklai vadinas, kaip sakant. Ir jie labai pakankamai daug damage daro, žalos, ir jie labai greiti yra, kaip matot. Dar jeigu aš panaudočiau savo antras ability, tai žiauriai greitai tada kapočiau. Tai va, palaukit, surasim priešų, aš panaudosiu. Va, žiūrėkit. Matot, kokiu greičiu per visus pjaunu. Galiu dar netgi bėgdamas, va, tai va, pjaustyt visus. Bats, nebėr. Ir dabar nenoriu naudot savo ultimate, nes nėra priešo čia tiek daug. Jisai čia ir va, visur pilna priešų. Opa. Va, jisai visus, jo kardas geras, kiek matau, labai daug priešų iš vienos smūgio nuima. Kažkokius tai... Nu, gerai. Yra jau 5 veivai, man įdomu, ar gavau tą Oracle Cellą. Aš tikrųjų nežinau, kada čia įgaunu, bet galima pažiūrėti iš tikrųjų. Ne, dar jo negavau. Ten kaip paspaudi P raidę, kairiai pusiai parodo, kokių resursų jau prisirinkai, kol už šitą lygį žaidį dabar. Vėl nukritau. Nieko tokio. Dažnai taip nukrentu, nes dar biškį nepripratęs prie kontrolių. Kaip pas mane o, gerai, jie nori toliau, tai einam toliau. Nes aš dar negavau Oracle Cello. Aš nežinau, kiek laiko užtruksiu. Gali būti toks ilgesnis video, bet nieko tokio, viskas gerai. Laiko turim. Gerai. Dar be to, be šitų Eder Daggers, be šitų rojaus durklų turiu dar nusipirkęs tokį labai didelį kardą. Vadinasi Gram. Nežinau, kaip lietuviškai išversti. Nėra turbūt tokio vertimo, bet vadinasi Gram, jisai labai gali, nu, į daug priešų vienu momentu kirsti ir daug damage daro, tik aišku, jo lygį reikia užmaksinti. Mano jis dar 7, man atrodo, nes iš neseniai nusipirkau. Nebėkit, šuniekai. O, kulkas, gerai. O, kažkokį tai judesiuką padariau keistą. Q. Savo tą tik tai pirmą spelą naudoju. Visi miršta. Gamba, geras kardas pasižiūriu. Aš ir tokia noriu, bet man dar toli, man atrodo, iki jo. Nu taip, nu davai, greičiau. Taip. Laukiam priešai, kol ateis. Iš tos pusės. Daug priešų ultimate galim panaudoti. Opa. Ir visi, kas paliečia va tą tokią liniją, kur eina tolyn, ir visi miršta. Nes jie neturi tiek gyvybių daug, kad atlaikytų mano tą didelį, nežinau, elektros lauko šoką ar kažką tokio. Nes Voltas toks yra, nu, kaip elektrikas. Ta, kad... Lembat, jo kardas geras, niekam negaliu nusodžiuoti jo kardą. Nu, čia... šva. Darkai. Čia labai lengvi priešai, nes tik 11-13 lygis, tai žinot. Bet aš čia tik atėjau dėl to, kad man reikia Oracle Cell, to daikčiuko vieno mažo. O taip, tai čia dabar net nežaisčiau šitam lygyje, eičiau sunkia kokią misiją. Gerai, laukiam dar. Dar čia kažkur yra priešas. Vakar. Na, tai jis nemirs. Viskas mirė. Dar vieną veivą išvalėm. Čia kažkokį modą. Tokius modus labai dažnai gauni, tą Vitality ypač žiauriai dažnai gauni. Aš jį turiu net truputį pamaksinęs, ten kiek ten 7 iš 10 lygių visai gerai, man užtenka, kaip mato, turiu 500 gyvybių. Tai va, ten tas Vitality modas man duoda tiek. Ir dar turiu tą Redirection, tokį modą irgi geras, pagrindinis. Kaip man turiu 930 armoro daugiausiai, dėl to nes jisai yra 7 ar 8 lygio. Ir man papildomai duoda ten šarvų tokių
per kurios priešai turi prasigrauti, kad mano gyvybės normalias galėtų imti. Ai, dabar kažkaip dabar atrodo, kad mano pirmas tas ability taip 2 kartus poveikį sukelia. Visai gerai taip pat. Mažiau naudot reikia. O, mano. Gerai, o waypoint. Ir jau čia dar prieš iški shotguną panaudosim. Jisai nėra toks stabilus, bet man jis patinka kaip pradinuko ginklu tokiam. Viskas? Jo, gerai 8. Ir kaip eini tą gynybos misiją va šito, pavyzdžiui, ten daug būna. Tai kas 5 bangas gali baigti misiją, jeigu nori. Gali pasilikti, bet kuo toliau to sunkiau. Ir ten kaip žmonės tipo mėgstas farmintis, kaip sako, ten rinktis to pačio resurso daug. Tai jie nebūna ten iki 10 ir iki 15 lygių, jie tiesiog 5 sužaidžia lygius, tas bangas ir išeina ir vėl per naują ateina. Nes sako, kad nėra tolko. Aš tai dabar šiaip pasilikau, nes įdomu. Nu, va čia nekapokit. O, tai čia tas objektas, kurį turim apginti ir jam gyvybės ima. Panaudojam. Gerai. Nu, tai bus 10 ir jeigu neturėsiu iki to 10, tai jeigu to Orkincelo neturėsiu iki to 10, tai aš tiesiog išeisiu ir, man atrodo, užbaigsiu video. Šitas manęs, dažniausiai, kai šitas heavy gunneris taip, nu, trenkia į žemę, aš turėčiau nukristi, bet kadangi jis man žiūri per mažo lygio, tai aš nenukrintu. Kažkas čia daužo. Jo, čia va daužo. Nekviesti svečiai. Taip. Gerai. O, blembojo kartas stiprus. Iš vieno karto tai jį nukirto. Geras. Gerai, nu paskutinė banga. Taip. Nu šunys. Savo pompą greit jos visus daužau. Taip. Gavome Orkincelą. Jo, labai gerai. Galėsim pradėti gaminti Trinity Warframe'ą. Super. Nu tai gerai, šitą veivą užbaigsim ir išeisim. Čia greitai va, su savo 2 peiliukais išdaužam visus. Opa. Ateik. O, labai gerai. Ką išėjai? Pavogė iš manęs. O, bambiškai, man nuėjame visus šarvus dabar gyvybės man. Bet nieko, aš turiu gerą modą, tokį Rejuvenation, kuris vadinasi. Jisai yra toks aura modas vadinasi. Ir jisai man atstato gyvybės tenai, nežinau, po 3 į sekundę. Tai labai geras ir naudingas modas. Patariu, jeigu pamatysit kokią misiją, kur, nu, tipo, atlyginimas tas modas, tai patariu įvykdyti. Labai naudingas. Nu, įvykdėm 10 ir aš einu. Nu, iš tikrųjų tikrai neverta iki 15 būti. Greičiau baigiam. Jau, man atrodo, šitas epizodas pakankamai ilgai laiko užėmė. Bandysime, dabar įbaigsim turbūt. O, 2 netgi, labai gerai. Skrendam. Va. Taip, galim pradėti gaminti Trinity Warframe'ą. Dabar 3 dienas lauksiu, kol mane pagamins. Tai ką? Tai šį epizodą tiek. Susitiksime kitą kartą. Su jumis buvo The Zone ir subscribe, like ir pasidalinkit su kitais. Ačiū ir ate.